Sveiki. Sveiki, Saviugdos mokyklos lankytojai. Dainius yra vienas iš tų žmonių, kuris seniai jau investuoja į save, lanko seminarus, bet jis yra skiriasi tuo, kad jis ne tik lanko seminarus ir ne tik investuoja į save, bet jis ir dažniausiai tai, ko išmoksta, jis taiko savo gyvenime. Todėl natūralu, kad Dainius ir turi rezultatų. Kokių rezultatų jis turi, aš galvoju, kad geriausiai paklausti pačio Dainių. Taigi, Dainiau, sakyk, kokiuose seminaruose tu buvai, kurie to padarė didžiausią įtaką? Sveiki visi. Sunku kalbėti prieš kamerą, bet pasitengsime. Tai dalyvavau seminaruose įvairiuose, ta prasme ir pas karalių dalyvavau, ir ne tik pas karalių, ir pas kitus kaučerius, ypač Lietuvos, kurie dar tokie žymesni, ir pas Čigonių buvau. Bet, sakykime, tokį didžiausią įspūdį man ir didžiausią, gal, sakykime, savęs transformavimo srityje man padarė, tai gal, sakykime, dabar tie seminarų serija, kurią lankau, tai prasidėjo nuo MMI. Ir ką aš supratau savyje, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, tai kad tu gali žinoti daug teorijų, gali turėti daug perskaitęs knygų, gali turėti aibę visokių minčių idėjų, bet jeigu tu nežengsi pirmo žingsnio, kuris tave truputį transformuotų, kad tu keistumės ir kad tu eitum į kitą linkmę. Aš tada jau net po karaliaus seminaro buvau, tada kai mes ir susitikę buvau savo užsidavęs užduotį išeiti iš verslo. Bet vis rasdavau 101 priežastį, kad aš turiu būti versle. Man atrodė, kad aš geriausiai galiu valdyti, kad aš geriausiai galiu kažką daryti. Bet po MMI seminaro. MMI, aš žinau, kad Dainiau, tu puikiai žinai, bet turbūt mūsų ištirėtai nežino, MMI tai yra seminaras milijonieriaus mąstymas. Jo, milijonieriaus mąstymo seminaro aš tada priėmiau tokį kaip ir kardinalų sprendimą, kad aš turiu tą padaryti ir turiu tą padaryti nedelsiant, neieškoti priežasčių, kodėl aš to nedarysiu. Ir tą žingsnį žengiau, aišku, tai nesižengė iš karto, tai yra žengęs jisai mažai žingsniukais, reikėjo žmogų rasti viską, bet šiandien aš tai turiu pasakyti tai, kad visiškai nesiviliu, todėl kad aš galiu įmonę savo pamatyti iš šono, galiu aš kitom akim pasižiūrėti, nes pirmai, kai būdavai, sakykime, jos sudėti, tau būdavo žymiai sunkiau pamatyti trūkumus, tą, ką reikia taisyti ir ką reikia taisyti. Tai va, tai sakykime, tokie yra mano pagrindiniai. Dainiau, jeigu taip supaprastinant, ką taip nuoširdžiai papasakoti, tai jeigu taip konkretus žingsnis, tai po milijonieriaus mąstymo seminaro, tu pats pasitraukai iš verslo, bet jo nepardavė ir tu tą verslą turėjai. Ne, aš jį turiu, aš jį tik tai pasitraukiau, sakykime, iš tų pozicijų, kurie sprendžia kasdienės problemas. Tai tiek. Tiek nedaug. Tai ačiū Dainiau už tą didelę tavo sėkmės istoriją. Iš tiesų Dainiaus istorija, aš manau, yra labai didelė. Dainius valdo didžiulę įmonę, kurioje dirba tiek žmonių, daug žmonių. Jis net negali skleisti skaičiaus. Tai neatsimena skaičiaus, nes kiek daug. Ir Dainius po milijonieriaus mąstymo seminaro pasitraukė iš verslo, o to verslo dabar valdo kiti žmonės. Iki susitikimo.